užsukote į Piliponytės jų kanalą. Mano vardas Lorijana. Ir čia aš siūnu, kuriu ir dalinuosi su jumis. Ir kai visą laiką atskubu pas jumis su nauju savo projektu, noriu pradėti siūti dygsniuotą liemenę dviejų spalvų, kad pagal nuotaiką būtų galima pasirinkti, kurią pusę nešioti. Ir tuo pačiu galvoju, kad ir mano sekėjams būtų naudinga, tai vat noriu pasidalinti. Medžiagas naudosiu vieną šviesią pusę su tokiom melsvom tamsiai gėlytėm. Vieną dalį jau kaip ir išsikirpau ir susisiuvau, nes norėjau pasižiūrėti, kokio ilgio ir platumo man jos norėtųsi. Tai aš jau tokį kaip ir pasidariau trafaretą. Tai vat, čia bus viena medžiaga eis ir sekantis audinys bus štai toksai tamsiai rudas, šokoladinės spalvos. Čia 100% linas, o šita antra medžiaga, parašysiu ekrane jos pavadinimą, nes dabar taip staigiai nebeatsimenu. Tokia švelnutė, minkštutė, kotonas su kažkuo, tai tiksliai parašysiu, kaip ir sakau, pavadinimą jos. Tai vat, darysiu ją dvipusę ir noriu dėti štai tokį pašildinimą aš ją. Jį pirkausi taip pat, visas medžiagas pirkausi abiejui. Ir pašildinimo pavadinimas štai irgi toksai. 100% kotonas, tai būtų medvilnė. Tokio pašildinimo dar nesu naudojus, tai vat bus pirmas sykis. Taip tai visą laiką poliesterį pirkdavausi, bet galvoju, geros medžiagos, natūralios, tai gal reikia ir pašildinimą daryti truputėlį geresnį. Tai vat toksai projektas pas mane nusimato, tai galvoju pasidalinti ir su jumis. Tai jeigu įdomu, žiūrėkit toliau. Tiesa, dar noriu pasakyti, kad iškarpą naudosiu, parsisiunčiau aš ją iš interneto platybių, jeigu gausis, tai įkelsiu jos nuorodą. Iškarpa atrodytų štai taip, bet aš truputėlį ją pamodeliavau pagal tai, kai aš norėčiau, kad ta liemenė atrodytų. Tai vat kaklą taip padariau daugiau tokį V formos ir sutrumpinau aš ją 5 cm, ten kur eina liemuo. Štai va taip. Apačią palikau štai tokią, kokia jinai ir yra, man labai patinka. Ir vat tą kaklą vat truputėlį pataisiau, pakoregavau. Ir štai vat tokį gautą rezultatą vat išsikirpsiu. Apie iškarpą, apie medžiagas pasakiau. Ir jeigu įdomu, žiūrėkit toliau, stengsiuos parodyti visą procesą. Tarpusavį sujungti ir susiūti detalės šonus. Nuo kraštelio siūsiu 1 cm atstumu. Tada galėsim eiti ant stalo ir atsižymėti ant viso perimetro, ten, kur darysiu dygsniavimą. Kai šitą atsižymėsim, tai tada jau bus galima dėti ir ant pašildinimo, nes, kaip ir sakiau, darysiu su pašildinimu šitą liemenę. Na, bet dabar pirmą reikia susisiūt šonus. Ir štai nepamirštam atlygyti šonų, kur susiuvom tarpusavį. Koleikas susiuvom tik tai šonus, peties rytį nieko neliečiam. Ir dabar reikia, iš tikrųjų jau prieš susiuvant šonus reikėjo prisiklijuoti štai vat tokią juostelę, bet aš kažkaip tai pamiršau. Tai padarysim dabar, o jūs jeigu tai darysit, tai nepamirškit, padarykit prieš susiuvant šonus.
Ir aš kaip visą laiką rodau šitą juostelę 1,5 centimetro, kad neleistų įsitampyti ir geriau prisisiūtų ties, kur siūsis rankovės rytim ir ties kaklu galima. Šią tai paimsiu ir priklijuosiu, kad patogiau aplinkui jinai prisiklijuotų. Ja taip truputėlį įkirpsiu, taip, kad lankeliu taip galėtų jinai gražiai pasiskirstyti ir prisiklijuoti. Po truputėlį įkirpimą darysim. Ir dabar be garų pagalbos užtvirtinam dar viską gerai. Na ir štai kaip atrodo. Na ir štai detalės paklijuotos šitą juostelę. Paklijavau ir priekį čionai iki pusės, abi dvi dalis. Ir ties, kur siūtis turėtų rankovės. Ir dabar gerąją pusę, pas mane stalas nėra labai didelis, bet nieko. Ir dabar galima iš tikrųjų keliais būdais. Galima su kreidele, o galima ir tokiu pieštuku, jis visas plasmasinis, štai kaip atrodo, o čia jo pavadinimas, kaip čia pavadinti, taip ir vadinasi markeris. Ir pavaizduotas jis kaip pieštukas. Ir aš jį pirkausi eBay'ui. Ir iš tikrųjų tai irgi nusižiūrėjau nuo blogerių, kad geras dalykas, iš tikrųjų dar nė karto nesu bandžius. Tai kartu su jumis pabandysiu, bet jeigu šito neturit, tai labai gerai ir kreidelė. Tai Ir dabar žadu daryti tokias tiesias linijas per visą perimetrą. Kokius, pagalvosiu, gal kas 3 ar kas 4 centimetrus. Gal. Jo, kas 4 centimetrus. Ir štai taip suliniuoti, kas 4 centimetrus atsižymiu tokias tiesias linijas. Štai taip. Na ir štai kaip įdomiai jisai iš tikrųjų ir atžymė, kaip su kreidele būtų kažkas panašaus. Pabandysiu pritraukti iš arčiau. Tikiuosi jums matosi. Ir štai taip gaunasi tokios juostelės. Tai tokiom juostelėm visą taip ir dabar susižymi per visą šitą liemenę. Ir štai kaip įdomiai abiejose pusėse susidryžiavo su šitu pieštuku. Labai įdomiai. Pirmą kartą dirbu aš su juo, nežinojau, kaip čia viskas veikia. Aišku, mašina turi tokį kryptuką, su katruo nusiūni vieną liniją ir nuo tos linijos po to jau su to kryptuku orientuojasi, kiek nori centimetrų darai. Tai jeigu kas 4, tai kas 4 centimetrus ir su to kryptuku irgi siūni. Galima netgi su kreidelė ar tokiu markeriu net neatsižymėti. Iš tikrųjų, iškart eitant mašinos ir su kryptuko pagalba nusiūti tiesias linijas. Aš jau esu kažkada tai rodžius. Tai Na ir ką, ir dabar galim dėti jau ir pašildinimą. O pečių srityje dėl to ir nesusiuvom, kad dabar būtų vienu ypu, iškirpsim ir visą pašildinimą. Tik pas mane, kaip ir sakau, stalas nėra labai didelis. Tai kiek užteks, ant tiek ir užteks.
prisidaikstėm prie pašildinimo, dabar reikia eiti viską ir išsikirpti. Aš pabandysiu su tokiu peiliu. Ir dabar kaip išsikirpom, reikia perversti. Štai tai. Ir užsidėti kitą medžiagą. Štai va taip. Ir ją taip pat reikia irgi prisidaikstyti. Ir štai kaip atrodo tas mūsų visas sluoksniuotas buterbrodas. Štai vat. Sudaikščiau su adatėlėm, bet iš tikrųjų tai labai nepatogu, nes susibadyti rankas galima iš tikrųjų. Kaip kviltingas darosi, toks vat dygsniavimas, tai susidaikstu iš tikrųjų štai su tokiom savaržėlėm, net nežinau, kiek lietuvišką pavadinimą, jeigu neklystu, žinau, tai grafkė lygtais. Bet dėja aš jų daug neturiu, kelias tik tai turiu, tai jos čia mažai ką ir padės. Bet patogu dėl to, kad neleidžia medžiagai pajudėti iš vietos ir nėra taip pavojinga, kad susibadysi. Nu, bet nieko, atsargiai, po truputėlį, kaip nors. Ir ką dabar belieka tik tai eit ant mašinos ir nusiūti šitas vat linijas, kur atsižymėjom, tiesia paprasta siūlė. Ir tada galima bus jau eiti pasigaminti juostelę, katrą apsiūsim aplink visą šitą liemenę. Ir dar aš čia žadu ar 2, taip vat, ar 1, nežinau, žiūrėsiu. Juostelės tokias padarysiu ilgas, kad būtų galima susirišti į kaspinėlį. Tai vat. Ir tada bus galima ir sujungti jau ir pečių srityje, kaip sudygsniuosim per visą šitą liemenę. Na ir ką, galima pradėti dygsniavimą. Jį pradėsiu nuo vidurio nugaros. Man atrodo bus taip patogiau. Šonus užsilenkiau, kad netrukdytų ir su adatėlėm neužsigaučiau. Dar pasikeičiau tokį, pasidėjau staliuką, kad truputėlį plotas būtų didesnis ir būtų patogiau tai dygsniuot. Ir dar pasiruošiau štai tokį kryptuką. Jis dažniausiai būna prie kiekvienos mašinos, jeigu neklystu. Jis iš tikrųjų labai reikalingas dalykas, jeigu siūnat daugiau tiesių linijų ir tarp tų linijų reikia daryti tarpus, tai tikrai jisai didelis pagalbininkas. Tai vat susižymėjau su markeriu, bet dar orientuosiuosi ir į kryptuką, kad tikrai būtų tos linijos tiesios ir gražios visos gautųsi. Tai va čianai yra skylutė. Adatą nusistatau į pirmą juostelę, ten kur žadu pradėti siūti. Tai vat adatą nusileidžiu ir kryptuką dabar sureguliuoju taip, kad jis eitų į sekančią juostelę. Tai čia reikš, kad 4 cm atstumas tarp tų juostelių, nes kaip ir sakiau, kad siūsiu kas 4 cm. Ir dabar su varžtuku va tai priveršiu tą vat kryptuką, kad jis būtų savo pozicijoje. Ir dabar mes jau turim 2 atramos taškus, nukatrau, galim pradėti siūti. Ir taip pat per visą liemenę. Nu ir štai viena linija jau nusiūta ir dabar į šitą liniją taip stengsiuos orientuotis, kad viskas būtų tolygiai vienodai. Dabar vėl pargrįžtam į pradžią. Nusistatom adatą ties šitą liniją ir žiūrim, kad ir šitas kryptukas irgi eitų lygiai ir vienodai. Na štai, nusiuvau ir antrą liniją ir dabar aš šitą vat visą persuksiu į kitą pusę ir dabar nusiųsiu
į šitą pusę. Ir taip siūsiu vieną liniją į vieną pusę, kitą liniją į kitą pusę, kad tolygiai visas tas medžiaga pasiskirstytų, kad nebūtų kokių nors nukrypimų. Tai vat pas mane toksai procesas. Ir dabar lygiai taip pat vėl nusistatom į markeriu pažymėtą liniją ir į nusiūtą liniją šitą kryptuką. Ir štai kaip viskas tolygiai ir gražiai gaunasi. Dabar reikia vėl viską paimti, apsukti. Ir dabar pradėti jau į šitą pusę. Ir taip atsiūsim vieną pusę, antrą pusę, vieną pusę, antrą pusę. Ir taip turėtų tolygiai viskas gražiai pasiskirstyti ir gautis tvarkingai. Na ir štai, mergaitės, kaip atrodo sudygsniuota liemenė. Aš ją ir kampus aplyginau, kad viskas būtų lygiai ir gražu. Iš tikrųjų tai filmavau, galvojau, kad nufilmavau, bet pasirodo, kad nenufilmavau. Bet tai čia nieko sudėtingo. Sulyginau viską, kad būtų tolygiai viskas vienodai. Tai va, kad būtų visas gražus kraštelis. Ir dabar, ką reikia padaryti, tai reikės eiti ir tarpusavį sujungti dabar ir pečių srityje. Štai va taip. Aš iš tokios pat medžiagos pasidarysiu juostelę. Aišku, pas mane jis nedidelis gabalėlis, bet sujungti tarp pečių srities abiem petim turėtų užtekti. Štai va, maždaug pasižiūriu, kiek man čia jos reikės. Tai užteks. Tai pasidarysiu juostelę. Juostelę darysiu 4 cm pločio ir ilgį imsiu tokį, kokį man reikia, kad atitiktų pečių srityje. Štai va taip. Štai va galim dabar iš karto ir atsimatuoti. 4 cm. Štai vat juostelė. Ir štai juostelę perkirpau per pusę, kad būtų lygiom dalim. Ir dabar va taip paimam šitą dalį peties, sudedam tarpusavį ir ant viršaus gerąją pusę į apačią dedu juostelę ir štai suspaustu prisidaikstau. Ir dabar reikia eiti ant mašinos ir paprasta tiesia siūlė, nuo kraštelio aš taip siūsiu 1 cm atstumu, paprasta tiesia siūlė ir prisiūsiu štai visą šitą vat. Ir štai kaip atrodo, ir čia gan gaunasi toks neplonas sujungimas. Tai dabar reikia pasimti žirkles ir, aišku, čia patrumpinsiu šitą juostelę. Štai taip. Ir dabar reikėtų iškirpti ir vieną šitą vat tarp susiūtų pašildinimą, dėl to, kad čia labai gaunasi toks storas. Tai vat aš jį taip paimu ir porą milimetrų tą kraštelį patrumpinu. Štai vat taip. Ir dabar vat šitą vat juostelę reikia užlenkt. Iš tikrųjų, tai galėsim ją gal irgi truputėlį dar centimetrų patrumpinti. Reiškia, reikėjo ne 4, o 3 centimetrų. Bet kai aš sakau visą laiką, daugiau galima nukirpti, negu mažiau po to nepridėsit. Ir va taip užlenkus, kad nesigautų storas susiuvimo tas vat juosta visa, va taip gražiai užlenkt ir eit ant mašinos reikės ir prisiūti šitą juostelę ir tuo pačiu gausis plonas susiuvimas ir gražiai atrodys iš šitos pusės. Štai vat. Ir štai čianai turėtų gautis neblogai. Tai dabar susiūnu ir šitą dalį ir tada eisiu dar patrumpinsiu aš tą pačią juostelę dar 1 cm, kaip ir sakiau. Na ir štai susivau ir kitą petį ir dabar galim patrumpinti šitą juostelę centimetrų, kaip ir sakiau, kad būtų patogiau ją prisiūti, nebūtų čia jos taip pat labai daug, nes čia ir taip toks gaunas neplonas susiuvimas. Tai vat pasiemu metrą, pieštuką ir po centimetrą nuo kraštelio va taip atsižymiu ir aš jį patrumpinsiu.
Ir dabar su žirklėm šitą vat kraštelį tai nukerpu. Ir dabar va taip juostelės pusę centimetro taip lenkiam į vidų. Galim eit ant lygintuvo iš tikrųjų atsimatuot, galim su pirštais. Pas mane medžiaga medvilnė, tai tokia leidžianti su pirštais pabraukus, ją truputėlį palygyt. Ir dabar vat taip va. Uždedam visą šitą vat juostelę ant šitos susiūtos vat linijos, kad viskas va ten vat viduj pasikavotų. Ir dabar vat galim su adatėlė susidaikstyt. Tai va taip gražiai. Viską žiūrim, kad būtų lygiai, vienodai. Jeigu kur reikia truputėlį palyginam. Tai va taip. Ir dabar reikės eit ant mašinos ir nuo kraštelio porą milimetrų atstumu prisiūti ir sutvirtyti šitą juostelę, kad visas vat susiuvimas po šitą juostelę gražiai pasislėptų viduje. Ir ką, dabar kaip ir sakiau, reikia nuo kraštelio porą milimetrų atstumu susiūti ir užtvirtyti šitą juostelę. Bet dabar noriu pakeisti apatinį siūlą, dėl to, kad pas mane liemenė apačioj tamsi, tai kad nesiskirtų nusiuvimas. Tai apatinį siūlą pakeisiu į tamsų. Tai vat. O viršutinį siūlą paliksiu šviesų tokį, kaip ir siuvau prieš tai liemenę. Ir dabar adatą nusistatau arčiau šito kraštelio. Nusistatau 2,5 mm nuo kraštelio. Štai va taip. Ir siūnu tiesią paprastą siūlę. Na ir štai kaip atrodo. Galim pasižiūrėti, kaip atrodo iš šitos pusės. Ir čia vat kaip atrodys nugaroje šitas vat nusiuvimas. Manau, žiūrisi neblogai. Ir čia vat kaip atrodo pakavota šita siūlė viduje. Irgi, manau, gavosi neblogai. Na ir dabar galima pereiti jau prie pasigaminimo juostelės. Čia aš perlenkiau medžiagos gabalą per pusę. Man reikės šitų 2 gabalėlių, nes nežinau, kiek tiksliai tos juostelės man reikės. Bet tikslius išmatavimus pasistengsiu pasakyti, bet šiaip kiekvienas reikia žiūrėti pagal save, nes liemenės gali būti įvairaus dydžio, tai maždaug taip. Tai imsiu gabalėlį 45 cm į ilgį ir į plotį 40 cm. Ir jie bus 2 tokie. Tai ilgis 45, plotis 40. Ir dabar vat gražiai nusipjaunu kraštelį. Aš jau iš tikrųjų kanale esu rodžius, kaip daryti juostelę reikia, bet galiu ir pakartoti dar sykį. Perkerpu per pusę šitą vat medžiagos gabalėlį. Ir dabar šitas abi 2 detalės reikės per vidurį taip dar kartą perpjaut, kad gautųsi tokie trikampiukai 2. Aš turiu štai tokią liniuotę ir dabar sudedu vieną kraštelį ir kitą kraštelį. Ir štai taip. Ir dabar perpjausiu. Gavosi dabar vat 4 trikampiukai. Ir dabar vieną pusę reikia sujungti su kita pusė. Vieno trikampiuko pusę štai sujungsim su kita trikampiuko pusė. Viena. Štai vat taip. Tarpusavį. Štai vat taip.
Ir dabar reikės eiti ant mašinos ir nusiūti tiesią siūlę, susiūti šitą mūsų gautą tokį vat gaminį. Lygiai tą patį reikia padaryti ir su šita pusė. Štai taip paimam ir tarpusavį vat mes juos sujungiam. Ir štai vat gaunam dvi tokias vat detalės. Dabar reikia eiti ant mašinos ir susiūt kraštus, kad sutvirtinti šitą mūsų gautą būsimą juostelę. Ir štai tas gabaliukas jau, kaip ir rodžiau, susiuvau ir pralyginau šitą susiūtą vietą. Ir dabar va taip gerąją pusę reikia pasidėti, pasimti liniuotę ir pasimti kreidelę arba pasimti tokį vat markerį, kaip ir aš jums rodžiau. Ir dabar juostelės darysiu po 3 cm. Manau, turėtų užtekti. Ir štai kaip gaunasi, čia liko apie centimetrą papildomo, dabar jį reikia nukirpti. Gerai, kad šitas markeris matosi ir kitoje pusėje. Ir dabar taip, geroji pusė viršuje. Ir dabar vat, dedu vieną medžiagos gabaliuką ant viršaus ir kitą medžiagos gabaliuką ant viršaus. Ir reikia padaryti taip, kad šitie medžiagos gabalėliai išeitų už ribų, štai taip. Gausis čia tarpelis šitos vat juostelės. Štai vat taip. Ir šitoj pusėje lygiai tas pats. Ir dabar tokioj pozicijoje reikia vieną kraštelį prisidaikstyti. Pasiemam adatėlės. Štai taip. Ir tokioj pozicijoje kitą kraštelį reikia prisidaikstyti. Štai taip. Ir dabar va šitas visas viduriukas turėtų tolygiai ir gražiai pasiskirstyti tarpusavį. Aišku, dar galim bedaikstant pakoreguoti, jeigu truputėlį kas nors pasislinko ne taip. Na ir galim pasižiūrėti, ar gavosi viskas gražiai ir tolygiai. Manyčiau, gavosi neblogai. Ir dabar reikia eiti ant mašinos ir nuo kraštelio, štai va taip, 1 cm atstumu, susiūt ir sutvirtinti šitą va kraštelį. Štai kaip atrodo susiūtas šitas medžiagos gabalėlis. Štai dabar reikia eiti ant lygintuvo ir atlyginti šitą susiuvimą. Ir tada bus galima jau pasimti žirkles ir pagal va šitą subraižytą liniją, tiesią vieną liniją, viską iškirpti ratu ir gausis tokia gan nemaža juostelė. Na ir štai kaip atrodo pralygytas šitas kraštelis. Labai smarkiai nespaudžiau, nes nenoriu, kad šitas markeris dingtų. Bet lygtais ir nedingsta jisai. Nu, bent galiu matyti. Ir dabar tada pasiemu jau žirkles. Štai taip. Ir pagal subraižytą vat liniją kerpu. Ir štai kaip atrodo šitą juostelį, va sugrįžtam į pradžią arba pabaigą šitos juostelės ir va kaip jinai visa gražiai, tolygiai susikirpo ir va kiek jos gan nemažai. Na ir dabar pasiemam juostelės pradžią. Juostelė taip blogoji pusė turi eiti į viršų,
o gerąją dedam taip į apačią. Ir pasiemam štai tokį įrankį. Jisai specialiai skirtas pasigaminti juosteliai. Jų yra visokių dydžių. Aš pasiėmiau šitą 18 mm. Jis kaip tik turėtų būti geras mano 3 cm juosteliai. Ir dabar vat, smailiuoju galu reikia įdėti į šitą vat, įrankį ir štai pasimti kažką tai, kad kas padėtų vat, prastumti šitą juostelę, kad juostelė išlystų šitam siauram gale. Ir štai vat, su šito vat, įrankiu pastumiu. Toks pagalbininkas, man atrodo, būna kartu su šitais, kaip perki. Aš juos pirkausi AliExpresse. Tai vat. Ir dabar, vat, kaip jau išlenda galiukas, tada jau su rankom savo pasidedu ir vat, kaip jau gražiai ir tvarkingai gaunasi su užlenktais galais juostelė. Ir čianai vat, vis pasitvarkom, jeigu juostelė kaip nors negražiai pasislinko. Ir dabar už šito vat, geležėlės pasiemam lygintuvą ir už tos geležėlės laikom, o su lygintuvu gražiai prispaudžiam ir užtvirtinam. Šitos vat juostelės kampučius. Ir taip vat gražiai. Vis čia pasitvarkom šitas juostelės, kad tvarkingai eitų. Ir čia vat vis žiūrim, kad tvarkingai eitų. Ir vat taip po truputėlį lyginam ir vat gaunam tokią gražią ir tvarkingą juostelę. Dar iš tikrųjų noriu pasakyti, kad reikia būtinai nepamiršti ir patrumpinti šitas vat susiūtas vietas. Dėl to, kad bus patogiau, kaip šita juostelė eis per vat šitą vat skilutę. Ir vat šitus pačius irgi truputėlį vat patrumpint. Aišku, tai visą galim padaryti prieš baigiant siūti, tą vat susiuvimo vietą patrumpinti iš karto su zigzago žirklėm, tai būtų iš vis idealiausia. Tai va. Ir dabar iš tikrųjų reikia, nes pamiršau pasakyti, šitą vat reikia taip apversti, vat, kad juostelė geroji pusė būtų taip, o šitą geležėlė va taip paeitų į apačią. Ir dabar po truputėlį, va taip su lygintuvu, juostelė lygintuvo va tiesiai prieš šito, va taip ir po truputėlį va lyginam, pataisant va juostelę, kad būtų lygiai ir vienodai. Štai va taip. Ir taip po truputėlį stumintis, va kaip gaunasi lygiai ir gražiai juostelė. Šitos geležėlės net laikyti dabar nebereikia. Va taip su lygintuvo pagalba, va taip su pirštais truputėlį pasikoreguojam ir va taip atstumiam. Ir viskas gražiai. Ir to lygiai turi gautis. Štai va dar truputėlį daugiau. Noriu parodyti tą va susiuvimo vietą. Štai va taip. Ir va kaip gaunasi gražiai. Ties susiuvimo vieta reikia truputėlį stipriau patraukti, nes nu, čia toks storas gaunasi praėjimas, bet šiaip viskas gražiai ir vienodai gaunasi. Ir štai kaip atrodo ta vat juostelė. Manyčiau neblogai. Ir dabar taip vat visą juostelę, kiek jos čia beliko. Ir ką dabar galim pasidaryti dar ir juosteles, kaip ir sakiau, kad darysiu priekį su šniureliais, kad galima būtų susirišti. Tai pas mane bus toksai užsegimas. Ir ką, pasiėmiau medžiagos gabalėlį, jį tai perlenkiau per pusę. Šniurelių plotį darysiu 4 cm, o ilgį, tai vat koks čia pas mane yra, 36 cm. Tai toks ir bus, 36 cm. Tai iš perlenkto, štai vat tokio, gausis 2 šniureliai. Tai viso darysiu, galvoju, 4 dėti, po 2 iš kiekvienos pusės. Tai vat, reikia išsipjauti dabar 2, taip va per pusę sudėtas medžiagos gabalėlius po 4 cm. Tai vat atsimatuoju 4 cm. Ir dar kartą 4 cm. Štai taip. Ir dabar galim
Ar su žirklėm, ar tai vat su tokiu peiliu. Na ir štai viena juostelė. Ja reikės tai perkirpti per pusę. Gausis jau 2 šniūreliai. Ir dabar dar kartą. Štai. Ir čia perkirpam per pusę. Ir vat gaunasi 4 vienodos juostelės. Dabar reikės ją taip su lygintuvu sulygyt per pusę. Ir dabar kampučius užlenkt irgi į vidų. Tai kaip gaunasi juostelė ir dabar ją lygiai taip pat vėl per pusę. Na ir štai va, kaip gaunasi viena juostelė, dabar reikia lygiai tą patį padaryti ir su sekančiom. Ir tada reikės eit ant mašinos ir nuo kraštelio sutvirtinti šitą juostelę. Nuo kraštelio paprasta siūlė nusiųsiu abu 2 kraštelius. Pabandysiu šitaip, man atrodo, tokia gausis kaip ir dekoratyvinė ir to pačiu sutvirtysim juostelę. O galą vieno kraštelio, nes vienas siūsis prie liemenės, o kitą paliksiu šitaip paprastai. Čia irgi va taip nusiųsiu tiesią siūlę ir toks gausis va toks pasišerpėtojas. Manyčiau, gal žiūrėsis neblogai. Tai vat, ir dabar reikia lygiai tą patį padaryti ir su visom šitom likusiom juostelėm. Na ir štai kaip atrodo susiūta juostelė. Čia vat vieną galiuką nusiuvau. Štai va taip. O kitas galiukas liko taip. Ir ką, dabar galim pereiti prie priekio, prisidaikstyti šitas juosteles. Čia vat kaip atrodo tie galiukai, va šios truputėlį pašiaušiau. Štai vat. Ir dabar vat vienam tam pačiam lygi ir vienoje ir kitoj pusėje. Taip kaip jums norisi, kaip įsivaizduojat tą atstumą tarp tų juostelių. Ir prisidaikstot. Štai vat panašiai kažkas tai va tokio. Ir čia va taip susiriš kaspinėlių, ir čia va kaspinėlių, manyčiau, žiūrėsis gan neblogai. Ir dabar galim su adatėlė prisidaikstyti. Ir dabar, čia vat kiek gavosi šitos vat juostelės, kur rodžiau kaip pasidaryti. Ir dabar vat vieną iš tų juostelių galima pasiimti. Ir pradėt prisidaikstyti aplink visą taifą ratu. Tai vat gal aš pradėsiu nuo kampučio, kad sujungimas galbūt čia nelabai matytųsi. Tai vat taifą. Nuo šono taifą. Palieku truputėlį juostelės, nes kaip daeisim iki reikės ją tarpusavį sujungti. Na ir vat tokiu būdu po truputėlį bandom ją prisidaikstyti taip pat. Atsiverčiam vieną vat pusę ir gerąją pusę dedam ant gerosios pusės juostelę. Tai vat. Ir va taip stengiamės visą juostelę aplink visą šitą vat kraštelį liemenės prisidaikstyti.
ir štai, susinaudojo beveik visa juostelė, liks tik tai nedidelis gabalėlis. Tai vat, šito vat vieno užteko pilnai visai liemeniai. Dabar tik tai reikės dar iš kitos vat šitos vat juostelės paimti ant rankovių. Ir dabar su sekančia juostele lygiai tą patį padarom aplink rankovės ir tada jau galima eiti ant mašinos ir prisiūt šitą vat juostelę. Aš va tai pradėsiu nuo šono sujungimo. Štai va taip ir aplink ratu daisiu ir dasiūsiu, kad šitos juostelės užbaigimas lygiai baigtųsi prie pradėtos prisiūti juostelės, kad va šitaip atgautųsi. Ir tada parodysiu, kaip reikia gražiai šitą juostelę perverst ir susiūt tarpusavį, kad gautųsi juostelė gražiai ir tvarkingai. O galim padaryti dar ir taip, paprastai juostelę vat, atsimatuojam, kiek jos reikia pradžioje. Štai vat taip, užlenkiam į vidų ir prisiūnam, palikę tik tai kokią porą centimetrų užlenktos tos juostelės, tada tiek daug jos nereikės. Ir nukerpam. Ir va tokioj pozicijoje ją prisidaikščius prisiūnam aplink ratu, o kai daisim prie kraštelio jau užbaigimo šitos juostelės, tada šitą juostelę taip uždėsim gražiai ant viršaus ir irgi paliksim apie porą centimetrų, visą kitą nukirpsim ir ją sutvirtinsim taip. Ir tada jinai bus gražiai, tvarkingai prisisiuvus tai va taip viduje. Tai va yra keli būdai užbaigimo prisiūti šitos juostelės. Tai aš jums parodysiu pirmą variantą. Dabar vat, galim eiti ant mašinos ir pirmas variantas užlenkti juostelės nereikia. Vat taip nuo kraštelio šono susiuvimo, tai vat pradėsiu ir aplink visą juostelę ratu. Na ir dabar, kaip ir sakiau, užbaigiam prisiūti šitą juostelę iki pradžios vat šitos vat juostelės. Štai taip šitą pirmą juostelę atlenkiam, kad gerai matytume. Ir šitą antrą juostelę va taip tada baigiam siūti. Ir štai kaip atrodo prisiūta juostelė. Ir dabar taip juostelę reikia vieną atlenkt viršutinę taip į šoną, o šitą apatinę, kur pradžia šitos juostelės, taip uždėt ant viršaus. Taip atlenkus. Štai vat taip, vat kad gautųsi. Ir dabar va taip į šoniuką va taip nusiūti trikampiukų tiesią siūlę. Štai va taip. Siūsim nuo kraštelio pradžios vat juostelės į šoniuką ir užbaigsim ten, kur prisiuvom juosteles abidvi. Į tą patį taškutį. Štai va taip. Štai kaip gaunasi tai va trikampiuku. Dabar va visą šitą galima nukirpti. Na ir štai kaip atrodo susiūta šitas sujungimas. Čia vat iš gerosios pusės. Ir čia vat būtų tas vat pirmas variantas. O jūs jau pasirinkit, kuris būdas jums būtų patogiau ir lengviau. Na ir dabar galima jau pereiti prie kraštelio sutvarkymo. Jeigu reikia kur nors kraštelį truputėlį palyginam, kad būtų patogiau apgaubti su šitą vat juostelę. Ir tada pasiemam spaustukus ir va taip va gražiai. Juostelę dėsiu porą milimetrų už prisiūtos šitos vat linijos, kad va taip va gražiai viskas pasislėptų. Ir su spaustukais taip gražiai vat susidaikstau aplink visą rankovę ratu. Kur reikia, tą juostelę truputėlį pasikoreguojam, kad jinai eitų visą tolygiai ir vienodai. Na ir štai kaip atrodo pridaikstyta juostelė. Ir dabar galima eiti ant mašinos ir ją prisisiūt. Pedalę pasikeisiu štai į tokią. Čia jinai turi per vidurį skirstuką. Čia specialiai jinai, kad eitų tiesiai į šitą vat kraštelį.
šitas vat geležėlis. Ir tai padės man patogiau ir gražiau prisiūti šitą juostelę. Siūsiu šitą juostelę paprastą tiesę siūlę, kažkur apie porą milimetrų nuo kraštelio atstumu, kad susiūčiau ir šitoj pusėj va tokią tiesę siūlę. Ir to pačiu susitvirtins ir va šitas va kraštelis pridaikstytas, ir čionai va tokia kaip dekoratyvinė graži siūlė nusisiūs. Ir turėtų viskas gražiai ir tvarkingai atrodyti. Ir štai dabar reikia adatą nusistatyti porą milimetrų nuo kraštelio į šitą pusę. Tai taip ir padarysiu. Ir galim pradėti siūt. Na ir štai kaip atrodo prisiūta šitą juostelę. Čia va kaip atrodo viduje. Aišku, nelabai idealiai, bet neblogai. Toks pastebėjimas, kad geriau šitą juostelę prisidaikstyti su siūlu ir adata, ir tada jinai tiksliai eis taip, kaip reikia. Nes su spaustukais tai jinai gali truputėlį pasislinkt, va kaip va čia, kur galima matyti truputėlį daugiau va jos įsiūta. Bet visumoje neblogai, manyčiau. Tai vat. Na ir dar noriu parodyti paskutinį etapą, kaip prisidaikstau aplink visą jau liemenę dabar šitą juostelę. Tai darau su adatu ir siūla, kaip ir sakiau, nes su spaustukais nėra labai patogu ir ta juostelė nelabai laikosi taip, kaip reikia, kad kai prisiūnam, kad jinai atrodytų gražiai. Tai su adata ir siūlu, taip susidaikstau, darbelio aišku daugiau, bet manau, kaip siūsim, turėtų ta siūlė gražiai prisiūti ir atrodyti ir iš vienos, ir iš kitos pusės nusiuvimas gražus. Man patinka, kai nusiuvimas būna tikrai tvarkingai ir gražiai. Tai truputėlį pasistengiu ir darau su adata ir siūlu prisidaikstymą. Ir tiek. Ir ką dabar, tai šitą užbaigiu ir tada jau parodysiu pilnumoj, kaip liemenė atrodo ant stalo. Ir tada dar parodysiu, kaip liemenė atrodys ant manęs. Na ir štai, mergaitės, jau užbaigta liemenė. Gautų rezultatų tikrai esu labai patenkinta. Čia jau surišau kaspinėlius, kaip turėtų atrodyti, kai bus uždėta ant manęs. Kaspinėliai susiriša gan lengvai, iš tikrųjų. Tarpusavį padaro mazgelį taip. Ir tada vieną kilputę ant kitos kilputės. Ir taip šitas dvi juosteles sulyginam, kad viskas eitų lygiai ir vienodai. Ir tada tas kaspinėlis gražiai atrodo ir iš tikrųjų gerai laikosi, niekas neišsileidžia. Tai čia galim atrišti, pažiūrėti, kaip atrodo viduje, bet aišku, jei žiūrėjot visą procesą, tai viską jau matėt. Čia ta juostelė ir kaip ir sakiau, su siūlu ir adata prisidaikstyti juostelę yra daug patogiau. Bet dar galima iš tikrųjų nusipirkti ir pedalę tokią specialiai prisiūti juosteliai. Reikės, kad ateityje būtinai nusipirkti tą pedalę ir pasižiūrėti, pabandyti. Aš ant senos savo mašinos tai turėjau. Tai jinai iš tikrųjų man labai labai pagalbininkė buvo, nes aš esu siuvus kelis daiktus, kur tą juostelę atmėčiau, esu ir striukė, ir džinsinį tokį švarkelį siuvus ir irgi atmėčiau su juostelė. Viskas taip, tik tai juostelę prisiuvau su pedalės pagalba. Iš tikrųjų tai nėra net ką ir kalbėti, kad daug lengviau. Bet ir toksai būdas, jeigu nėra pedalės, kaip ir aš išsyk neturiu, bet ateityje tikrai būtinai įsigysiu. Tai rezultatas toksai ir dabar galima bus eiti ir parodysiu viską jau kaip atrodo ant manęs. Čia man tie šonai patinka, tas išėmimas. Aišku, galėtų būti gal dar gilesnis, iš tikrųjų gan simpatiškai atrodo. Na ir čia ta apykaklę kaip nuėmiau. Bet dabar noriu planuose pasisiūti lygiai tokią pačią liemenę pagal tą lekalą toks, koks jisai yra duotas. Ir tikiuosi, kad gražiai žiūrėsis. Ir dar iš tikrųjų noriu panašaus stiliaus, tik tai jau su rankovėm pasidaryti tokią kaip ir striukytę. Manau, irgi žiūrėtųsi gan neblogai. Tai tokie pas mane ateities planai. Na, o dabar galiu parodyti, kaip liemenė atrodo ant manęs.